Okay, aš nežinau, nuo ko pradėti. Pirma, Nu, kaip pirmą labą. atostogas? Kaip atostogas? Įdegiau labai, pavargau su alergija pagavau nuo saulės. Nu, pagrindę standartiškai. Pailsėt? Aš Gal pailsėt. aš taip palsėjau, žinok, aš žiūrėjau rimtynės ir ilsėjausi, bet labai ten Okay. daug nesigilinau, tiesiog toks, okei. Na, dėl to rimtynių žiūrėjimo, tai realiai man irgi buvo atostogos nuo to, nes labai mažai žiūrėjau. Jo, ten, žinai, kaip tipo pro akim pasižiūri viską ir toks, blėt, tipo, žinai, reikia epizodą padaryti, bet toks, tiek daug visko vienu metu ir taip sugaudyti viską. Dar jau kiek čia, 3 savaitės nebuvo epizodų, Jo, 4 jau. 3, man atrodo, nuo paskutinio karto. Bet galiu pasakyti, oi, Nu, vyko nemažai. kas, jo, tai tada su auditorija, sveika auditorija, sveiki. Labą dieną. Jo, mes sakau, tokie, dabar jau visiškai atsipūtę, žinai, tai nes nuo vasarą, come on. Nu. Daug įvyko, daug nutiko, o mes tokie, apie ką aptarsim. Nes, sakau, Vėmu, kaip ir kalbėti nėra apie ką. Ir SummerSlamas, žinai, toks buvo. Tai ateina jisai dar. Tu ne SummerSlamas, o Saturday Night Eventas, kur su Goldbergu buvo. Nieko naujo. Ten Nieko naujo, man. Ten tiesiog buvo tragedija. Netgi pats Goldbergas sakė, kad nesitikėjo, kas bus. Nu, disrespect, nu, jų biški, žinai, gali. Jo, tas ir buvo, žinai. Pas mes meškai tiesiog buvo, Nu, tipo, karjerą baigė, tai dabar, tipo, retirement speech. Mes laiko tikrai turim televizijos. Jisai tiesiog, jis buvo nepatenkintas, jis buvo labai nepatenkintas, mačiau. Jo, tai, tipo, Ale karjerą baigė, bet yra, tipo, rumors, tai gal jie AEW. Sakai, Goldbergas į AEW išeis? Kažkur skaičiau rumorsus, bet tada... Žinai, kas mane nustebino Saturday Night šitam eventą? Kaip jisai, Jolly Roll, tas dainininkas country, kaip supratau, su Randy Ortonu bus tag team. Jelly Rollas tasai. Jo. Iš nei vienos dainos girdėjau jo. Aš šiaip jisai fan dude paklausyti, bet iš neperseniausias balsas pasakė. Ja, bet jisai bus, mečas bus SummerSlam. Kuris labai arti. Na. Aš sakau, aš maišaus dabar, taip pat. Sakau, man atostogos, mano smegenim dar atostogos. Nu, dabar 24, tai realiai kitą savaitgalį tenais jau bus. Jo, ten jau bus mėsmalės šitam SummerSlam'e. Nu, bet tai nėra tokio hypo realiai. Nu, tipo, 2 dienų eventas kažkas tokio, yra tie mešai, nu, bet hypo tiesiog nėra. Nu, ką žinau, dabar jie žiūriu, WWE bando hypo atneš, kai, kaip sakau, grįžtantis šios savaitės veikėjas, žinai. Tai kas pas mus grįžo Roman Reignsas, labai smarkiai grįžo, kas dar... Nu, ten... Aš supratau, kas tu, tipo, tas tokios svarbus. That's it. Ja, tipo, Reignsas grįžo, jo, ir Cena jau plaukė iš hylo pusės, jau kaip pastebėjai, jau po truputį. Nu, tipo, ten, man atrodo, SummerSlam'e tiesiog apsikeis rolėm jie. Tipo, Raucas dabar Ale į hylo pusę varo, o Cena į babyface'ą, nu tai. Ja, tai šiaip. Nu, galim pradėti šiandienos podcast'o pokalbius, tai kad buvo viena pas mūsų žinia, kad mūsų draugai Facebook'iniai WWE Lietuvos fanai page'as jau dabar Ne, nes buvo gaila, nes tipo, kad jisai dingo, tipo, nes community turėjo bendrą chatą pradėti. Jo, šiaip ten visko buvo, jos ta tokia labai liūdna naujiena buvo, kai berods Edas Everdas tai parašė, kad jisai parašė,
tipo, sorry, nelabai, nu, tipo, Man dingo motivacija, kurti jo. savo puslapius, aš out. Žinai, prieš tai dar bandė tą tipo puslapį kažkam atiduoti, tipo, ar kaip darbuotoją, kaip suprantu, tipo, rasti, bet, tipo, okei. Nu, tipo, tie konkursai, kur darė, buvo visai faini, bet man, jisai buvo, man jisai atrodo, neužbaigė tą, tipo, konkursą su titulu, kur, tipo, Aš neįsivaizduoju, gal užbaigė, tiesiog niekam nepasakė, gal tiesiog parašė tam žmogui. Tai tas žmogus, kuris žiūri, parašyk, nu tas žmogus, kuris gavo tą diržą, parašyk, ar gavai iš tikrųjų, tiesiog įdomu. Čia nieko blogo prie žmogų, bet tiesiog labai įdomu, ar viskas taip pavyko, žinai. Ne, ir jei ką, mečas bus mano kieme dėl titulo. Jo, aš kaip teisėjas, žinai, tipo, non-bias, tiesiog non-bias teisėjas. Jo, čia buvo 3, buvo. Ne, nu, jo, tikrai gaila, kad imtynių fanų puslapis. Bet kas įdomiausia, mes pradėjom, žinai, podcastus ir, žinai, mes kartu, žinai, judėjom su to fanų puslapiu. No. Žinai, ir po to taip tas fanų puslapis, žinai, išnyko ir tada tu toks, blemba, žinai. Tau neatrodo, kad, tipo, kai mes atsidarėm, labai taip sutapo momentai, kad, tipo, kaip ir motivacijas dingsta, va, jų YouTube'as pabiškai kyla, taip greitai sakyčiau. Nu, nesidėkime mes tų, žinai, konspiracijų teoretikų aliumininės kepurėlės. Na, tai jau. Suprantama, tipo, nes, nu, net biškai kirtau per savo kombo stalą. Sudėbėjo viskas. Ne, super. 10 metų ir su kiek tą puslapį turėjo, tai, man, tipo, jau... Aš pilnai suprantu, kad jisai tą norėjo baigti, bet, tipo, perleista, tipo, irgi. Ne bet kam permės ir plus mes tai apsiimtom nenorim, nes mums jau čia nais. Jo, ir mes čia, žinai, mes ir čia turim darbų. Jeigu ten turėtume ekstra trečią žmogų, tada gal, žinai. Net savo puslapę negalėtume sukurti patemptas. Tai tiesiog, nu, labai mažai paustų. Mes vos išlaikom YouTube'ą, tipo, ir mes vos esam konsisti, apie ką mes kalbam. Bet jo, anyways, grįžtant prie imtynių pokalbių, tai... Galim pailiušinai. Va, kaip tik norėjau ir sakyti apie Evolutioną. Ok, nes aš pailiui. Plius minus žiūrėjau, nes ar buvo mano atostogos, pažinai. Tai... Aš kaip galėjau, tai pažiūrėjau. Tiesiog taip. Ja, nu, tipo, pagrindę, kiek mačiau, slepino labai gerai mečas, nu, main eventą Rijos ir Rijos Kai. Jo, gražus eventas buvo. Battle Royale'as, kuris buvo toksai, tipo, that it was there. Tag team matchas visai cool, man atrodo, buvo ten su visų divizijom tag teamu. Yeah. Ir... Sakau, aš ir Naomi Cashinas. Naomi, nu, tipo. Aš nežinau, kas ten su Naomi vyksta, kas ten darosi. Bet come on, tipo, momentą labai gerą pasiėmė. True. Bet, nu, ką žinau, man Naomi tokia... Nu, jos charakteris toksai unhinged yra, žinai. Crazy. Ir, tipo, kas man patinka su tas charakteriu, net social media, tipo, nebreikina, tipo, savo charakterį. Čia faktas, kur maždaug Jimmy's visas toks parkėse, ką jinai čia daro, žinai. Bet, she's playing herself, basically. Jo, Jimmy's toks, pažiūrėkit, šitą dalykėlį, žiūrėkit šitą Naomi. I'm gonna fuck you up. Nu, bet taip, tai, nu, tas Evolutionas, kiek mačiau, bilietai nelabai ten prasidavinėjo. Pats hypas ar kažkas tokio tam irgi, nu tai tas, žinant WWE auditoriją, tai realiai visi tokie labiau prie vyrų, ne prie moterų. Žinai, visi ant genero. Mano Julia neturėjo mečo, tenais. Dėl titulo. Jinai buvo Battle Royale, tai what the fuck, come on, tipo, turi tokią vieną čempioną ir jo nebūkinat, nifiga.
Nu, aišku, SmackDown'as dabar 2 valandas papuolė, tai sunku bukinti, aišku. Bet, nu, tipo, tam evente tikrai galėjo. Pagalvojus, Evolutionas. Dabar pagalvos gerai, žinai, kai pasakei, dabar porą valandų, žinai, vyksta SmackDown'as, kiek aš suprantu, Raw, tai Evolutionas turbūt ir yra, ta, žinai, valandos nuėmimas, žinai. Gal dėl to yra Evolutionas, todėl ir jie, žinai, sumažino laiką, nes, yra Evolutionas, žinai. So. Bet Julian nuo to laiko, kai laimėjo savo titulą, jo nieko nedarė. Net negynė, tipo, ar net mečia nebuvo paprastam. Buvo Battle Royale. Nu, kaip minėjau, dažniausiai tokie atvejai būna, kai tipo, jie kažką planuoja su veikėjui. Daugiau nieko. Ne, bet jeigu ateinančiam SmackDown'e nieko nebus, tai gal toksai, okei. SummerSlam irgi neturi mečo, so that's crazy. That's weird, žinai, labai... Yeah. Sakau, SummerSlamas toks, bet... Nu, visiems. 2 naktis SummerSlamo, come on. Jo, 2 naktis SummerSlamo klausimas, ant kiek ilgi eventai bus, žinai, ir ant kiek kovas ilgas. Gali būti, jie stato ilgai visą, žinai, reikalą. Aš manau. SummerSlamas o pačio lygio eventas kaip WrestleMania plus minus. Po biškį levesnis, bet pagal bildą tai toks pat. Bet, I don't know, man atrodo biškį weird, kad, tipo, neišnaudoja savo čempionų, nes, nu, tipo, tą patį dabar ir su Judgment Day daro, kaip tag champions, nieko nedaro, jau 2-3 savaitės, laimėjo diržus, kad nieko nedaro su jais. Man pasakai apie Judgment Day, aš prisiminiau AJ ir jo profesijos pasirinkimus. Ne, Comedy Goldus. Jis per vieną vakarą pakeitė 4 ar 3 profesijas. Jo, jisai buvo šitas Valley, nežinau kaip vadinasi, tipo Valley, tada... Mašinų parkuotojas. Ja, mašinų parkuotojas, tada valytojas, medicinos patikra, žinai. Tai toks, AJ Stylesas yra kaip mano nemokami Netflix accountai, žinai. Ne, šiaip, visas tas beefas su Dominiku. Nu. Belekai Comedy Goldas tiesiog žiūrėjau. Bet ant pačio galo viso to beefo, kuris dabar, žinai, jau eina, Piersas. Jo, Piersas geriausiai ten pušino. Eik tu, kurva, gydykis, blėt, eik pasitikrink dabar, einam pasipyzdint. Ir tada toks. Aš blėt, sveikas. Žinai, man jokingiausias visas dalykas iš to segmento tarp Domo ir AJ beefo, kur, tipo, Domas ateina, žinai, į tą salę ir ten AJ meldžiasi, žinai, dievulį, prašau, tipo, duok man titulą, žinai, ir Domas, dievulį, neklausyk tu jo. Čia buvo pats geriausias segmentas, man tas patiko. Man tai su tortu labai patiko. Get well soon. AJ toks kamputį. Bet šiaip jo, tipo, grinai AJ, jisai kažkaip dabar parodė tą tokį gal comedy side of him. Kažkaip aš nemačiau, kad jisai kažką tokio komediško visą laiką darydavo. Bet... AJ čia nais... AJ paskutiniai metai jau čia nais eina wrestlingo. Jisai retirina? Kitais metais retirins ir dar, man atrodo, TNA sugrįž trumpam. Tai visai šitam Slammiversary, man atrodo, bus. Nu, taip jisai jau buvo TNA viename evente. Tai jisai, man atrodo, per TNA ir retirins. Nu, gana jisai augo su TNA gerai, tai... Kodėl jis pastatė TNA, basically. Tai jisai pastatė TNA, jisai pastatė, neskaitant Ortono, jisai pastatė SmackDown'ą, žinai, gerai. Tipo, grinai... Žmogus SmackDown'as jau buvo pastatytas, bet TNA, jisai buvo labai daug prisidėjęs prie to. Jo, man, sakau, su TNA kalbant, kas patiko, kas yra kitokio nei WWE, jie turi tą 6-kampį ringą, žinai. Turėdavo, bet šiaip tikrai gera idėja. Gera idėja padaryta ir gerai executinta, kodėlgi ne? Bet po to tokia, čia mūsų dalykas, mes dabar jo atsisakysim, jo, fuck.
Anyways, let's move on. Tai Saturday Night Main Event, to neplanuota trauma. Jo, Rollinso. Jo. Aš galėčiau pasakyti visam šitam dalykė, LA yra MVP. Kiek jis mano ties viską pasakė. Jeigu žinai, apie ką kalbu ir, jeigu nežino, tai papasakosiu. Tai kai buvo vienas iš po kovos interviu, tai yra berods ar Raw ar SmackDown'e, LA Knighto klausė, tipo, kaip jautiesi, žinai, dėl situacijos, žinai, su Rollinsu. Ir labai LA pasakė gerai, jį tipo išgyrė, žinai, Rollinsą, kad tipo, hei, sveik visą kitą, bet kada pasveiksi, žinai, ir sveik greičiau, kad aš tave atpysinčiau. Taip pat toks, žinai, double-edged, žinai, komplimentas ir man toks labai patiko iš LA. Taip pat tikrai nuoširdžiai, bet ir tikrai gerai, žinai, tas 7 dvasia tokia pastatyta buvo. Bet still, jisai vėl pavarė savo kelią ar kažkas tokio. Vėl su tuo pačiu judesiu, kaip ir praeitą kartą jisai suspysė savo kelią. Ir dabar toksai, jam buvo, čia turėjo būti jo metai, supranti? Ir dabar, mes turime Money in the Bank, ar jį kažkam atiduos, ar jisai išgys iki metų pabaigos, who knows, ir toksai, Rollinsas out, reikia main event superstaro, ir aš manau, jeigu ne ta trauma, tai Romka nebūtų dar sugrįžęs. Bet Romka anksčiau laiko sugrįžo, tipo, nes man atrodo, jis turėjo per kokį SummerSlam'ą. Bet jau šiaip labai gerai suplanavo. Ir tipo apipis Rollinsą, bet taip išėjo, kad tipo, Romka back. Ir dabar tipo, kaip suprantu, bus eis link to, kad Romka su Džėjum prieš Broną ir Bronsoną. Tai Bron. Bron and Bronson. I see what man pakoldėjo. Bet, ganai, sakau, kas, mane, pasakyčiau, tikrai nustebino, kad jo, dabar tas Roman Reignsas, tai jisai grįžo, kas tikrai buvo džiugu pamatyti, žinai, nes aš galvoju, tipo viskas, kas buvo, žinai. Taip, ar jis dar ilgiau ilsėsis, nes aš irgi galvoju apie SummerSlam'ą, kad jisai grįžta tada. Ir tas būtent nepersniausias pokalbis su Heymanu ir Romka, tas susidūrimas, toks visai valid. Taip, pastumė tiesiog labai stipriai ant visą. Tai... Bet, kol kas... Paul Heymanas vis yra žaltys ir aš pritarčiau Reinsui, kad jis tą patį padarys Bronui. Lygiai tą patį. Be šansų, sakai? Be šansų. Seniai, čia Braun Breakeris yra kitas Brock Lesnaras. Paulas neišdavė Brock Lesnarą, nes jis jo bijojo, bleit. Romkas jisai nebijojo, nes jau prarado savo aurą, žinai. Mes nematom dar to, kad, žinai, Braunas grasintų Paului. Taip, aš nematau dar to. Tai jisai tiesiog prisikabinės yra Paulo, bet nematau, kad ten, žinai, jisai žaistų ir ten pultų. Nes duoda šansus. Seniai, Braun Breakeris fucking main eventas po 2 metų WrestleMania čia stopų daugiau. Jis belia kokį turi potencialą. Turi potencialą, turi legacy, turi, savo šeimos ryšius, kurie irgi tipo eina. Tenais, blemba, wrestlingai yra toks dalykas kaip tenais nepotizmas, ar kaip? Jo, nepotizm, jo. Jo, ten pizdas yra tie dalykai. Tas yra tiesa, žinai, nes mes turim visą bloodline, blemba. Jeigu tavo vardas Fatu, tu jau WWE automatiškai kontraktą gauni. Laiko klausimas, kada tas iš TNA to Fatu perės. Jeigu neklystų, Breakeris yra irgi vieno to imtynių. Steinerio giminaitis, tai labai yra iš tiesų toks, kas yra jokinga, bet ir tas yra tiesa, žinai, su imtynėm, jeigu tu turi šeimos narį, kuris priklauso ten, jis tave augins. Jisai yra sūnus vieno iš Steiner Brothers.
Jo, Nestoto, tai. bet Riko gal Steinerio dabar aš jau nepamenu kurio. Jo, tai jo dėdė yra Scott Steineris. Ja, tai va. Tai Rikas. Jo, tai aš nustebęs, kad ten jisai ir pulino savo dėdės mūvus, žinai. Toks Frankensteineris ir taip toliau, toks, like, damn. Sakau, jis fucking žvėris yra. Man labai dar patiko NXT, kai jisai su Baron Corbinu dar buvo tech team'e, bet sadly to nenorėjo main roster permesti jų tipo alijansų ar kažką tokio. Ir tipo, Baronai, ačiū už metus, visus cringe'us, bet bye. Ja, Baronas tiesiog taip. Kaip buvo, taip nutiko. Jisai šiaip geras septynininkas, bet anyways. Taip, tai va, šiaip realiai, kaip ir va, labai tokia, per 2-3 savaitės tenais nieko ir neįvyko, sakyčiau. Nu, gal forsino Cena pasirašyti SummerSlam fightą. O man, šiandien legit reasonas ir tipo Cena, kaip dabar visi tokie galvoja, oi, Cena dabar tipo geriečių, jisai toksai atvarys, prapisa titulą. That's illegal. I did not consent. I was not conscious during that. This match is illegal and it doesn't count. Give me my title back. Nemanau, nes aš tik atsidariau WrestleMania ir aš taip galvoju, ar jie čia nepraneš apie tai. Bet realiai jie pranešė, kad WWE released the official contract for John Cena vs. Cody Rhodes. Ir realiai tai yra tas kontraktas, aš tu tiesiog dabar permesiu, kur tas ir buvo pasirašyta. Ir čia yra... Seniai, jeigu dabar tu perkeli bišą, pasiimi kontraktą, kad paim paskolą jo vardu, paimi jo ranką, padėdi pliusą kokią, ar tai skaitosi kaip legalus dokumentas? Taip, tai nesiskaita, bet imtynių kontekste, mes kalbam apie imtynių kontekstą, ne? Irgi nesiskaita, like, what the fuck? Žiūrėk. Kodėl Cenos parašas atrodo kaip... Ja, taigi, tu matai, ne? Cenos angeliuką ir tada Rausas, tipo, pasirašė už jį. Tai, blet, atvirai pasakysiu. Čia ne Cenos signature. Bet still, anyways. Čia ne Cenos signature, it doesn't count. Visien, gal čia yra karma Cenai, nes Cena pats ten sakė, žinai, aš būsiu tam SummerSlam, jisai pats sakė, pats, žinai, užtvirtino savo posakį, kad jis bus SummerSlam'e. Ir dabar toks, aš negaliu, aš matau šitą, tipo, jo parašą, bet jis toks, aš negaliu, nes, tipo, emociškai išsekęs, fiziškai išsekęs, aš negaliu daugiau. Seniai, tu pasirašai. Tipo, seniai, bazaras. Tipo... Jis nepasirašė. Mes turim jo parašą ir mes turim ant to popieriaus parašą. Čia visiškai net ne jo parašas, komon. Žiūrėsim, kas bus SummerSlam. Kai Rhea Ripley paėmė kontraktą dėl kovos Biankos ir savo vardą tiesiog įrašė, pasirašė, čia jau galima kitaip traktuoti, nes tipo papildymas buvo. Čia, blėt, konsento visiškai nebuvo, what the fuck? And it's a fucking street fight, come on. Žinai, Cody's gal gerai suplanavo, kad tai būtų street fight, nes, logiškai. Cena nori, kad būtų viskas purvina nešvaru. Gerai, street fightas. Aš pritarčiau Cody'ui dėl to pasirinkimo, kad it's a street fight. Cena visą laiką švariai kovoja. Apie ką tu kalbėjai? Švariai kovoja, jo. Pakalbėkime apie tą diržą, kuris nukrūvino žmonės. Tikrai švariai. Patys kalti, kad įbėga į jį. Jo, tai pakalbėkime apie Travis Scottą. Kalbant apie Travis Scottą, paminiu, mano tipo predictioną į SummerSlam'e jisai bus, kovos turės ringę mečus. Aš girdėjau, kad jisai nebus, ne? Ja, jis pasirodo tinginys, nahui yra. Ir tipo, ten kažką skaičiau, jisai apšė nepasirodo treniruotėse tenais, tada tipo visiškai nesupranta, ką daryti ir tipo galiausiai, nafik, mums jo nebereikia ir daugiau WWE nematysim jo tikriausiai. Thank God. Tai tipo vietų jo Jerry Rollas, come on, irgi dainininkas. Bet Jerry Rollas pats pasakė, jeigu neklysiu, aš dabar per kurį intervą aš tai girdėjau, ar per Impulse, aš noriu suklyst. Jis per vieną iš podcastų minėjo, kad hei, man čia patiko.
Tipo, man asmeniškai patiko, jisai kaip, nu, tipo, jisai realiai normaliai čiaukslemino žmogus, normaliai su juo prieš jį pasipriešinti. Čia jisai normaliai viską darė, o ne. Palaikyk tu jį, aš paspardysiu tu. Ne, tai normalu buvo, man patiko. Aš labiau matau Jerry Rolls kaip imtydininką negu negu Travisą. Travisas tegu lieka ten dainuot Fortnite. O Jerry Rollsas, nu ką žinau, jam tinka. Travisas gali Astro World'ą toliau organizuoti. 15 Astro World'as su WWE tematika Fortnite kartu su Fantastic 4. Nepamirškit spausti žmonių priešai save. Ja. Travis Scottas su scenai, kuri blogai sudizaininta. Anyways, ką dar esi paruošęs, Aiva? Kaip ir nieko, bet galim pakalbėti apie SummerSlam predictionus. Man reikia atidaryti SummerSlam kardą ir mes galim įjapinti. Jo, aš atsidariau www.com, actually, pirmą kartą gyvenime nuo vaikystės, nes tenais tik tai yra pilnas kardas, what the fuck. Jo, aš matau tą Summer. Pasižiūrim, kas pas mus WWE puslapyje yra su SummerSlamu ir, kur normaliai visą kartą matyti? Šitas fucking fest. Man čia rodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mečų. Tai tipo po 5 mečų į vieną naktį taip išeina. Most likely, jo. Atrodo kaip Triple H move'as, not gonna lie, bet Tai pirmos nakties main eventas aš jaučiu bus koksai CM Punkas ir Gunteris jaučiu. Taip anksti galvoji CM Punkas ir Gunteris? Tai per SummerSlamą jie ir kovos dėl titulo. Taip, bet tu galvoji, ar bus pirmas, taip anksti. Ne, tas main eventas bus. Okay. Pirmos nakties. Aš taip išgirdau. Antros scenos bus Coach. Bet aš noriu pasakyti, kad ir kas kūrė dizainą šitiem match cardam, turėtų būti atleisti arba blemba mažiau žiūrėti Saturday Night main evento. Jie padarė tą patį, Visiškai identiškas dizainas, atrodo taip šudinai negaliu. Taip šudinai padaryta, kad aš per Photoshopą padaryčiau geriau. Jie tipo, žinai, ką labiau primena, kaip jį, Backlash'ą labiausiai primena. Backlash'as, tipo, jis tik panaudoja Backlash asetus. Summer Survivor Series irgi biški vaibo dar duoda, toks black and white tipo pastovi. Bet ir Backlash'o yra. Jo. tą patį atsidaręs puslapį, ne? Ar galėtum tą patį padomės, aš esu dabar /SummerSlam, bet nežinau, ar aš tam pačiam puslapį, pažiūrėt, kas po kojais. Man atrodo... Ok, 225, ok, matau, quick hits. Tai ten nuo pačios apačios galime eiti, va. Roman Reigns and Jey Uso versus Braun Breaker and Bronson Reed. Va šitie, tai... Jie visi turi beefus, va tas yra gerai, kad jie visi beefina. Visi tarpusavį beefina ir karočią beefina vien su kitu, žinai, tipo prieš opoziciją. Geras mačas. Aš manau, kad tipo padarė į tag teamą, nes tipo galėjo atskirus metus Uso prieš Reed ir Reinsą prieš Breakerį padaryti. Bet jie nori Breakerį apsaugoti, tipo, kad jisai neprapistų. Tai greičiausiai Reinsas Uso laimės, bet piną gaus Reedas. Aš manau, žinai, kaip bus. Breakeris pesans, jis bus turbūt tam sužalotas, bet jisai kur nors bus ant žemės. Reedas bus pinintas. Aš manau Reinso, ne Uso. Aš manau Reinso bus pinintas, jam duoda, žinai, biški. Uso era baigęs. Bet žinai, kas man patiko, kalbant apie Reinsą ir Uso. Nesakyk, kad, tipo, nematėjai to behind the scenes, kai jau po show, žinai, kai Reinsas jytino. Ir man patiko, kur matai Reinsas jytino, it was AI. Komentarą parašė. Visien buvo kaip ir tikėtasi, bet ne taip, kad
Žinai, toks kur, ne, toks, okei, aš suprantu ir matai, kaip Reinso veikėjas pasikeitė. Iš to, kad jisai, tipo, aš dabar, realiai iš ten toks labai bosas, tipo, be manęs jūs niekur, dabar jis toks, hey, it's all about family. Fast 8. Jis pavirto į Family Guy, ar kažkas tokio. Jis labiau tokio, jo, it's all about, žinai, tipo, Ne, viskas. tas blemba, Domas Toreto. Dom Toretas patapus, tapo Roman Toreto, žinai, kur toks, it's all about family. Ja, man patinka, kad jisai ten savo promo darė, tipo, dėl savo savo praeitį, sako, visi čyrina ir toksai, žmonės nekeitė visus tos metus, kodėl žmonės dabar čyrina dėl to titulo, blemba. Jo, ir Bronas susišnekėjo po to. The stuff he did during that time, come on. Jo, kiek jis, tipo, Reinsas jisai daug stengiasi. Ginai, ir jį ten po šūdais mėtė, ir šėrė šūnų maistu, bet po to, žinai, jis gavo tą tokį normalų pagreitį, biškai, žinai, atsistatė, jį investavo ir va, prašom, mes turim tikrai labai gerą čempioną, žinai. Aišku, aš biškai nemėgau, bet po to supratau, kodėl jisai toks geras, žinai, kai teko pasigilinti. Na taip. Čia kai prapiso titulą, visi suprato, ką jo turėjau, tokie, man reikėjo čyrint. Aš galiu pasakyti, po kol jis turėjo titulą, man tiesiog nepatiko, gal labiau tas... titulą? Kad, ne, Paulas Heymanas, man atrodo, labiausiai, ne, jisai pats man patiko, o pats Heymanas, tipo, kad jam labai, tipo, ale... Atrodė, kad jautėsi, kad pakišinėjo koją, žinai, kažkaip jautėsi. Maybe. Nu, bet čia tik mano, žinai, konspiracija. Nu, toliau apie SummerSlamą galim tiesiog pisti. Okay, tai Solo Sikoa prieš Jacob Fatu. Steel Cage'as. Ja, nes padarė Steel Cage'ą, kad tipo Solos MFTs. Ja, neteitų. MFTs, blemba, NFTs. NFTs. Egzistavo. Nu, čia vat klausimas. Abu, tipo, tokia, gana talentingi. Abu. Tiek ringa, nors aš nežinau, kodėl, aišku, Sikoa nuėjo tą humoristinį kelią. Kuris veikia, pizdas, kaip gerai. Kuris veikia, jo, bet grinai jisai ringa šiaip gerai elgėsi, nu, tipo, žino, ką daro. Ir be pagalbos. Ja, bet dabar apie mečą. Ja. Tai, Jacobas yra Wild Gorilla guy. Jo. Yeah, what I mean? Aš negaliu klausyti jo promos. Tiesiog brain rotas man tipo eina galvoj, toksai, žinai, kai girdžiu, kai jisai kalba. Toksai, pastoviai girdi. Idiokratija pabiškai pradeda egzistuoti Amerikoje. Jo, bet sakau, jisai kaip kovotas tikrai geras, žinai. Ir tiek su ko, tiek ir Fatu. Ja, tai jisai juda belekai, bet va dabar žiūrim, kas laimės tą titulą, tipo, žinai, ir Solo pasiliks, ar Jacobas pasiims. Tai aš prognozavau, kad, tipo, žinai, Solo iš vis dar nebūtų turėjęs titulų ir čionais jį būtų laimėjęs, bet jisai jau dabar su titulu, tai what the fuck. Aš spėju, Fatu atsigražins Fatu. Aš manau, kad Fatu atsigražins titulą. Čia 100%. Nu, jie galėtų daryti, kaip anksčiau darydavo, kad, tipo, vieną mėnesį tas laimė, kitą mėnesį tas laimė tą titulą, tipo, kaip klasikinis WWE prie Vinso. Bet Triple H dabar, tipo, jeigu tu čempionas, tai dabar laikyk minimum 3 mėnesius kokius. O, kiek laiko jau, sako, turi titulą jau beveik 2, ne? Mėnesis, man atrodo. Aš manau, kad atkirs. Čia aš manau, kad Fatu perims atgal titulą. Nes jam visai vertas to. Aš žinai apie Steel Cage'ą, ką pasakysiu. He walked out the door. Maybe we can... Man gal dar reikėjo limuziną jam pastatyti prie durų of the door. How the fuck do you win by going out the door? Pameni? Ja. Jesse Ventura turi smegenis. Kodėl tu gali laimėti Steel Cage matchą išeinant per duris,
kurias tau atidaro dar teisėjas. Gal tau blemba dar privažiuoti su limuzinu, išvežti pro ringą, what the fuck. Ne, aš manau, gal jie padarys taip, kad tu, tipo, jeigu išeisi, tai DQ, žinai, padarys. Aš manau. Čia aš manau, aš nežinau, gal jie pasimokys iš to, ką jie padarė prieš tai. Bet, sakau, paskutinis paskutinis Steel May Cage matchas realiai tai ir buvo toksai, man rodos. He walked out the door. Tai, sakau, aš manau, sakau, manau, jisai tą ir jums, kad galės nepanorės išeiti, bet turbūt į Fatu bandys laikyti kuo daugiau, kuo ilgiau. Mes turbūt matysim kraujo. Aš manau, mes matysim kraujo. Aš matau, kad matysim MFTs, kurie atidarys duris ir Solo walks out the door. Walks out the door. Jo, ir tipo, aš sakau, aš už Fatu. Aš už Fatu. Mano predictionas yra už Fatu. Nu, aš už Solo, because he walks out the door. He walks out the door. Kiekvienas Steel Cage'as match dabar man tai bus. Desmatūra legendary. Okay. Toliau. Gen Z vaikas prieš Becky Lynch. Žinai už ką. Aš jau nebeturiu nuomonės, nes, yra priežastis, kodėl pasakiau Gen Z vaikas, nes blemba Lairos visi promos yra Gen Z mind rotai, negaliu kaip įvardinti realiai. Brain rotai, jo, tai... You irrelevant and shit. I mean, Usos tai darė ir, tipo, buvo gerai. Tai kodėl jie negali to padaryti? Just sound cringe. Labai cringe atrodo tai. Aš, by the way, aš tikėjausi, kad Bailey turns heel, kai ten penktadienį ir pirmadienį, va. Tag Team Championship matchas buvo tipo su Laira ir Bailey toksai, aš jau matau, Laira bando tą piną paimti ir skau, tai čia bus ta vieta, kur heel Bailey. Ne, tegas normaliai to jau matchas. Jo, jie to piną kovojo. Ir tuo metu visas kraudas ten pradėjo būvint ir tipo prasidėjo chantai turn Bailey heel ar kažkas tokio. Bailey... aš supratau, kad Bailey bando keistis visiems, tipo, jinai buvo ilgą laiką healas. Tai gal bando išlaikyti tą babyface personą? Žinai, bando. Bet jinai veikia geriau kaip healas negu babyfaces, nes kaip babyfaces, neįdomu vieną žiūrėti. I'm a veteran. I fight, I lose fight. I'm a veteran. I fight, I lose fight. Dabar jos charakteris yra pastoviai prapisinėti tiesiog. Bet I'm a veteran. Arba gal čia yra, žinai, build-upas kažkam. Bet, ką žinau, gal turėsime Becky, tik yra Bailey. Aš jaučiu, jeigu laimėsi po dabar tą Lairą, tai titulas vėl eina pačion, nes dabar tas titulas realiai įdomesnis, žymiai įdomus buvo. Bet dabar vis vėl eito pačiom, tai tipo doesn't make sense. Tai jeigu Becky laimės, tai galim kažkam kitą, jau naują žmogų pystyti tą picture, o Laira, kadangi jau nebegali dėl to titulo kovot, galėtų eiti, pavyzdžiui, prie main event titulo arba į NXT atgal, kur klauso, bet whatever. Yeah, whatever. Dabar, man sakau, kas nepatinka visas tas, žinai, Becky ir Laira, kad, tipo, nėra kažko papildomai, kas ekstra, yra Bailey, gerai, whatever, bet nėra kažko papildomai. Dar Becky labai mymina, apsirengus Hulk Hoganas full on, Becky Hogan memes and shit. Redaktorius Gizmo čia. Noriu trumpai pranešti visiems, kurie žiūrite ar klausotės šio Imtynių klubo epizodo. Šį epizodą rašėme dar prieš sužinodami apie Terry Jean Bollier mirtį, dar kitaip žinoma kaip Hulk Hogano, ir buvo pranešta, kad jis mirė nuo širdies sustojimo. Tai jeigu laidoje išgirsite kokių nors juokelių ar komentarų apie jį, žinokite, kad tuo metu mes dar nežinojome apie šią tragišką naujieną. Ačiū už supratingumą. Linkime ilsėtis ramybėje, Hulksterį, o mes grįšime prie epizodo.
Jo, aš mačiau ir toks. Jos promos tokie įdomus yra, tai tokie prikolini, bet... Nu, Laira ateina tokie... aš visien esu nustebęs, tipo, nu, ne tai, kad nustebęs, aš visien bandau kažkaip suvirškint Becky, kad jinai yra healas. Bandau tą suvirškinti, žinai, toks laik. Jinai kaip Jonas Cena, tipo, jinai healas, bet patinka. Patinka. Toks patinka. Yra kaip yra, bet aš sakau, čia bus no contest, kur bus DQ, grinai. Negali būti DQ. Nu, ne DQ, tiesiog bus ale... Ir nebus no contest, nes čia yra no DQ. Jo, aš atsimenu, no DQ, no ten tiesiog susipyzdins kaip jo. Bus laimėtojas. Jo, čia atsimenu šitą. Va, aš buvau pamiršęs. Ir aš toks pagalvoju, žinai, kai Laira šitą pati pasakė, tipo, hei, pyzdinamės be jokių šitų tipo taisyklių, žinai, ten no DQ, no nothing. Aš taip galvoju, kad čia realiai tokį šovę call-outą, tokį, žinai, Becky, kad tipo, hei, tu anksčiau taip darydavai. Dabar nepabėgsi. Bet, žiūrėsim, kas bus. Aišku, aš už Becky. Aš kol kas nesusidariau nuomonės. Jeigu ir protas man sako, tipo, laimės Laira, aš vis tiek už Becky eisiu. Nežinau, man nei Becky, nei Laira, bet šį kartą pasakysiu, aš irgi manau už Becky, tiesiog ringo techniką, žinai, kad jinai turi daugiau patirties, tik dėl to. Yep. Toliau tag team women's matchas. Raquel prieš Roxanne. Roxanne. Prieš Charlotte ir Alexa. Aš sakiau, kad Bliss naudos kažkurie. Aš tau sakiau, kad nebus panaudota kažkur. Tu man pasakai, ką man pasakai? Nu, nežinau, kaip čia bus ir kaip išeis. Fucking Alexa Bliss labai gerai panaudota buvo renginį. Bet, tipo, pradinis planas, kai buvo, tipo, Charlotte prieš Alexa, tipo, matchas būtų, bet kadangi padarė jos į teamą ir labai tas teamas gerai veikia, kodėl, tipo, ne tag team champions ir, man atrodo, viskas eina link to. Kodėl? Aš tą nutrauksiu. Aš žiūriu į tavo nuotrauką, ne? Charlotte ir Alexas. Kodėl aš matau Grinchą ir Gremliną? Grinai, vat yra tas. Realiai toj nuotraukai geriausiai atrodo Raquel. Ja, tokia. Bet, tęsą mintį. Mes turim supistą Charlotte Flair, kuri pastoviai laimi titulus. Apart vieną kartą WrestleManijoje, nes tipo Tiffy Time. Tiffy perėmė ir dantukų nebeturėjom. Ir čia yra naujas hot thing, basically, in women's tag wrestling. Tai 100% kad laimės, po to palaikys kažkiek laiko, prieš Liv sugrįžtant atgal paims Peres su Rodriguez ir po to Liv grįžta, tai kieno titulus, mano ar tavo dabar? Čia bus toks įdomumas visai. Kokia bus reakcija, kai grįž Liv, bet Liv jinai ilgam. Ir po to in the end tiesiog Bliss ir Flair vieną ant kitos turnins ir bus matchas kažkoks, gal Survivor Series, gal Rumble kažkas tokio. Oi, joms turnint biškai užtruks, žinai. Tai faktas, sakau, todėl ir sakau taip toli, tipo. O, gerai, dabar mes prieisim prie tavo mylimo mačo. Dom ar Dominic Mysterio prieš AJ Styles, žinai. Čia klausimų nėra, tipo, Dominic laimės 100%. Nes, vienintelis atvejis, kodėl AJ galėtų laimėti, dėl to, kad sitairina, žinai, tipo, kad, paturėk tu titulą, žinai, ir po to ten atiduok Domą ir ten kažkam iš to, gali Finn Baloras turnint ant Dominiko per SummerSlamą. Kaip turnino ir Priestą. Čia faktas. Ir pasakys, oi, čia buvo atsitiktinai, sorry, Domai. Bet realiai matcho build-upas geriausias iš visų kol kas. Jo, faktas. Jie panaudoja labai daug tokių aktorinių
Jeigu Jiem net žiūrės nereikėjo biškį mešų turėti ar kažką tokio, kad subildinti šitą mešą taip gerai. Jo. Aš, pavyzdžiui, laukiu jo. Aš asmeniškai laukiu, aš jį žiūrėsiu ir aš žiūrėsiu su mielu noru. Same. Ir kraudosi čyrna tiek Dirty Dom, tiek AJ Styles. Jo. Dirty Dom yra biški blogėtis, žinai. Ja, tu matysi tokią plytą prieš, grynai, šakalį. Tai, žinot, apie ką aš kalbu, aš nenoriu pertempertuoti. Aiva irgi žino, apie ką aš. Aš sakau, aš manau, aš realiai duosiu AJ. Taip, aš manau, AJ pasijims. Nes Domas jis neturi tiek ringę atsilaikymo. Nu, tipo, jeigu kaip pats AJ, žinai, jie, tipo, biškai skiriasi tarp to atsilaikymo ir ištvermės. Viską Dominik turi, jisai blogėtis, supranti, blogiečiai negali turėti kietų judesių. Atsimink, kad Dominikas kokius judesius darydavo su savo tėvų ringė, kai dar buvo gerėtis. Skraidydavo kaip lučiadoras. Tai ir dabar Dominikas skraido kaip lučiadoras tiesiog, nu. Aš kalbu tiesiog apie, tipo, patirtis prieš... Realiai, aš pasakysiu taip, Dominik Mysterio yra nepa, baby, fuck you. Dominik Mysterio turi daugiau patirties negu AJ Stylesas, apie ką tu kalbi. Yes. Tikrai, Dominikas ringia nuo 2004-2005 metų. Jo, ir jie laikė už rankutės, taip. Jisai veteranas, taip, čia GPT. When did AJ Styles debut in TNA? Apie WWE šis galima turėti. Nu, gerai, AJ Stylesas didelis veteranas. Aš manau paimsiu, kad tai AJ paims jį. Taip pat drąsiai. Jeigu netrukdys, tai paims. AJ Styles debutas buvo 2002 metais. What the fuck? Yeah, he's old. Yeah, he's old as shit. Čia faktas, he's old as fuck. Bet jo, aš sakau, aš už AJ, nes, nu, tikrai jisai turi ir legacy ir, nu, nieko prieš, tipo panešios titulą, žinai. Turi laiką. Come on. Koks Ortonas perims, žinai, tai. Nu, apie Orton yra mečas. Orton and Jerry Lol. Deliliol. Bišas su hujovom tatuškiam. Jis biškai Maipaką primena. Jis turi tokias panašias tatušės kaip Maipako. Kaip ten raidės kažkokias. Ir Drew su Loganu. Aš nemeluosiu ir pasakysiu taip, aš noriu, kad Ortonas su Jelly laimėtų. Aš labai norėsiu. Taip, labai noriu to. Kodėl, nes, nu, Polas pasakė per šitą Impulsive. Kaip Jelly Rollas gali būti imtynėse, čia super žvaigždė. Senio, kas tu? Tipo, tu irgi invaderis. Tipo, tu irgi įsibrovė į WWE. Tipo, bet Jelly jisai buvo pakviestas, žinai, ir jis, tipo, pamėgo. Tu įsibrovė, tu pisai visiems protą. Tai koks skirtumas? Asmeniškai tai norėčiau, kad Drew McIntyre'us laimėtų, bet kad jis komandai su Logan Paulu, tai nu what the fuck yra. Logan Paulas dabar gauna visas komandas, kurios yra what the fuck, su John Cena dar buvo komandai, nes pablogėti, dabar Drew McIntyre'us, nu tipo, jie visiškai nesueina, tipo, kaip žmonės. Vienas, kuris papuolė, nes populiarus, tipo, youtuberis, boksininkas, kitas, kuris buvo The Chosen One, tada, tipo, jie atleido, tada jisai save iš naujo pastatė, kada vėl į top sugrįžo ir dabar jisai vėl top, bet tipo, nahu būtų man top, jeigu aš jau žinau, kad aš geresnis už visus. Aš turiu nuojautą, kaip vyksta šitie mačai su Polu, tipo, kodėl jį, nu, tipo, nu, čia grina reklama. Tiesiog ateina prie, tipo, Triple H, ei, seniukai, aš turiu idėją, davai aš su Drew. Aš žinau, kad mums nepavyko su Johnu, einam su Drew, okei? Ne, bet šits metas yra tiesiog reklamos SummerSlam'u, kad daugiau žmonės nupirktų bilietų pažiūrėti. Oh my god, Jerry Rollas prieš Logan Paulą kovos. Gal vaikam kokiem ir įdomu bus pasižiūrėti. Yra tipo, nu čia Ortonas
Ortonas ir McIntyre Sač, nežinau, kas jie tokie, bet, nu, tipo, jie kartu bus su jais. Nu, sakau, aš manau, Dželis ir Ortonas laimės. Čia faktas. Daug dievė, kad čia nebūtų main eventas. Kas toliau? CM Punkas? Prieš Gunter. Nu. Aš visien manau, kad, tipo, CM čia yra, manau, paskutiniai metai. Jisai visien, tipo, jau nebebus ilgai imtynėse. Nes, nu, aš manau, jisai visien retirins, taip ar taip. Tai jam tiesiog duos pasireikš, bet manau, Gunteris laimės. Aš nors ir esu CM Punk fanas, bet Gunteris laimės. Aš galvoju, kad jie iš vis, tipo, mūsų visus naibali su Seth Rollinso trauma. Ir Seth Rollinsas sakė, kol aš gyvas, aš neleisiu CM Punkui turėti titulo. Ir toksai, Jo, pamatysi Rollinsą su šitom, su tom raketėm. Būt prikolas, ypa, žinai. Taip, čia, kurva! Ne, tvaro pamašą, tipo, Bronsonas ir Bronas. Supysina, tarkim, CM Punką, jeigu jisai laimės. Arba, tipo, nu, jeigu CM Punkas laimės, supysina CM Punką. Antramento ateina Rollinsas. Ne, Antramento išvėlė, ateik čia, aš būsiu kaip Batista. Duok man gailės čia, blėt. Kešina savo kontraktą. Prieš tai dar tsunami. Jį ten paguldo, tipo, ant jo. Ir, tipo, jis laimi ir tada, okei, aš traumuotas, aš negaliu ginti savo titulo. Tai bye. Ir grįžta po pusės metų, tipo, nu, aš jau galiu kovoti, ar kažkas tokio. Bet, sakau, Gunteris, man patiko promo, kai Gunteris su CM Punku susiklešino, taip pat promo. Man patiko, kaip jie išsireiškė, man patiko, kaip jie kalbėjo vienas. Nu, tas jautėsi, kad abu jau, nu, tą rodo, kad, hei, vis štai kaip ant Maiko dirbi, žinai. I'm the best wrestler, no, I'm the best wrestler. Ne, vienas sako, kad yra geriausias imtynininkas, kitas sako, yra geriausias pasaulyje, tai žinai, čia yra skirtumas. Tai. Bet aš sakau, aš manau, kad čia bus toks, aš tikrai nesakau, kad Punkas paims. Tipo, jam tiesiog duoda eventą, kad jis būtų. True. Ne, aš sakau, jeigu Punkas laimės, mes turėsim tą unexpected Rollinso cash-iną su ramentais, su viena koja. Nebus unexpected scena. Atsimeni praeitį. Tai, jeigu aš laimėsiu prieš Raucą, titulas prieš titulą. Aš manau, va taip bus, žinai. Čia mano predictionas. Nemanau, ir tada Rollinsas įlys, tipo, žinai, atsipės, čia mano problema. Tipo. Karočią bus meilės rikampis. Nu, basically, matysim, bet aš sakau, jeigu ateis tas momentas ir toksai realiai taip sakysiu, I fucking called it. Na, aš pasakysiu, Gunteris laimės ir viskas, tai čia bus mano kolas. Nu, mano irgi panašiai toksai. Tokiai. Naomi, Rhea ir Io Sky. Čia aš manau bus jau kitą dieną. Nu, čia jau realiai dar 3 mečai liko aptarti šitas ir dar 2. Jo. Tai. Nu, no DQ ir atsimink, kad čia egzistuoja dabar. Jo, tai. Bet pameni, kaip Ripley prieš Liv Morgan visiems jau buvo atsibodę. Jo, tai. Aš dabar manau, tas pats eina Ripley su Io Sky. Jie perlės į jo. Nežinau, man atrodo, per anksti dar Naomi turėtų. Sakai? Ja. Sakai? Tipo, aš sakau, žiūriu ir jie supidėt. Rhea prieš Sky tiesiog labai susipizins, tipo, ir kur 2 pešas, 3 laimė pagrindė. Kinda šitas. Ir, tipo, bus one last match, tipo, who's better. Tipo, Rhea, I know I can beat you. If I can't, I have no career on the ladder match. Ar Dominic on the ladder match. Būtų prikolas. Bet sakau, žiūrėk, aš perlėščiau į ją. O po, jai reikia. Jai reikia to titulo. Viena jau turėjo. Jinai tinka. Nu, tai Rhea irgi tinka. Bet vat Naomi įdomu. Kažkas naujo. Rhea, aš matau ją, kaip jinai pušintų naujus talentus.
pušintų naujus talentus arba talentus, kurie jau mato, kad turi galimybę, žinai, kažkam. Naomi yra tiesiog komiškas veikėjas. That's Nah, she's good senė, she's main event, nahu. Jinai veteranė 16 metų, nahu. Čia tas pats, kai, žinai, tą patį galima pasakyti apie Nataliją, kuri tenais jau 20 metų. Ja, bet, tipo, tu matei, tipo, jos fightus tenais kitam promotion'e. Oi, ne. Reikės pažiūrėti. Jos vardas tenais yra Nelly the Baddie. Ir ateina, tipo, su ta daina, tipo, fuck you, I don't do what you told me. Fuck you, I won't do what you told me. Tikrai nežinau. Kas pažiūrėti? Ir, tipo, kokybė, blem, tenais yra tokia huijena. Ait. Ir toksai, ir tipo komentarai, and they say Natalija can't wrestle. Bet sakau, aš už tai, kad Io gaus titulą, aš manau tai. Kad Io tipo paims ir turės titulą atgal. Aš manau, jinai atsigrąžins. Čia manau. Aš už Naomi. Ok. Logiškiausias, man atrodo, sprendimas. Oi, Stiffy Time ir Storm. Jade Cargill. From X-Men. Čia, žinai, kaip yra sunku pagalvot, kas laimės abi vienodos. Abi turi charizmą, abi turi ringę patirties, abi žino, ką daro. Jo? Na. The fuck you mean, na? Na. Zero charizma. Ringę tai turi, jos abi turi ringę. Aš nemeluosiu, man patiko. Tiffany padaro backflipą nuo viršaus. Atleisk Tiffany fanę. Amazing move. Plus titulo tas plemba, kiek jau jinai turi, bet vos ne metus. Ir tipo, nei vieno gero mečo nebuvo dėl to titulo. Praeitą iš vis dėl su fucking Trish Stratus turėjo, nes why the fuck not? Tipo, aš dabar tipo nauja to plemba Stratus. Bet, žinai, neįdomi. Jinai kaip blogietė būtų žymiai įdomesnė, kai buvo NXT darius. Bet, tipo, dabar, tipo, gerėti ir, tipo... Sakai, Jade perims? Ne, Jade tikrai perims, man atrodo. Ir tada būtų Champion vs. Champion su Naomi ir Jade vieną kartą. Ir gal Unifying Titles, tada būtų, wow, they actually fix women's divisions. Nes pavyzdžiui, šitas titulas apšė neįdomus. Jeigu jie padarytų vieną bendrą titulą, tada, okay, that works. Nu dar, žinai, būtų inclusivity, žinai, if you know, you know. Bet jo, aš kažkaip palaikau Tiffy pusę, bet aš sakau, galbūt per mačą žiūrėsiu, kaip bus, žinai. Aš kol kas už Tiffy, bet jeigu, sakau, Tiffy turi tokį, žinai, kur, tu man nepatinka, žinai, bet aš dar tave palaikau kol kas. Again, jokio build-upo tokio įdomaus nėra, bet man jau užpiso Tiffy kaip čempionė. Nu ir ką, paskutinis, pavadinkim, kontroversiškiausias Street Fightas, tai bus Cena ir Rhodesas, kas yra įdomu, kad Street Fightas. Jo, tai jie tipo laukia kovos, tipo ringė kovos, ar tipo ringą pavers kaip gatvę kokią. Aš manau, kad bus miksas, tipo, kad jie nuo ringo kelias, tipo, per visą lauką, žinai. Per areną, tipo, prasivarys, tipo, ratuką, apsuks, kaip, bet kamots, jeigu vadini savo mečą Street Fightu, tai do it an actual street, come on. Aš manau, jie turbūt tą ir varys, nes, sakau, Paudas, jisai patapo, wait a fucking minute. Seni. Kas? Dabar gerai pagalvok. Nerašinėjai? Ne, aš įrašinėjau, palauk. Žinai, kas man daėjo? Kaudas. Kaip bus Street Fighterį, kaip Gailas. Ai, nu. Daėjo, ne? Ja. It's genius! It's fucking genius, Sena. Nu, tipo,
Aš manau, kad jo, jisai paims titulą. Nu, tipo, jisai paims, nes jis jau, man atrodo, kaip ir nufilmavę tą Street Fighter stuff, kiek galėjo, žinai. Bet Maybe. aš manau, aš sakau, Bet- aš užkaudė, kad jis Aš- paims, bet per klaustinus metodus, žinai. Aš ką matau, tai bus, kad rolių apsikeitimas tiesiog, Jo. iš blogiečių pardavė savo sielą Rokui, jau Rolexą nešioja, kur Rokas jam dovanoja, su akiniais Jo. ateina, tipo tokiais fancy, jis nenešioja tokių akinių, nu čia visi sainai rodo, kad jis blogietis bus. Sina to tarpu visus sainus rodo, kad paregreitina būti blogiečių. Ir taip įsivaizduok, jinai paima titulą. Ok, sorry, vyrukai, aš jums pisau protą, aš gerėts. Tiesiog nusima visą šūdą, sorry, taip aš Arba jums pisau toksai, protą. šis mečas nesiskaito, čia ne mano parašas. Aš nepasirašiau to. Nu, Pirsui kokiam ar ten... A ne, tipo jiems nerūpėsi tokie laikai. John Cena has lawyer money. He can do the legal system. Ai, pulins JBL-ą. Aišku. Vis toks. Aš turiu advokatus. So that shit doesn't count. Therefore, the champion still John Cena. Ne, palauk. Palauk, dabar paklausyk manęs. Paklausyk mano teorijas. Gerai, SummerSlamas. Mes turime tą Undisputed eventą, žinai, Street Fighters. Matai, eina Rausas į ringą. Ne, jis ateina į ringą. Ir tada, žinai, ten skelbia, tipo, apie Johną Cena, kad jis, tipo, ateis. Ir, žinai, Kodis laukia, Cena neteina, nes, tipo, filmą filmuoja. Ir pisa jam tokį. Na, unfortunately, Johnas Cena yra diskvalifikuojamas ir titulas yra parandamas ir atiduodamas Rausui. Aš manau, kad taip bus, bet čia tik mano teorija, kad tai padarys. Ne, esmė tame, Johnas Cena nori sugadinti imtynės, ne? Tai pagal... Nepasirodys mečą. Ja, nepasirodys mečą ir titulas bus atiduodamas va taip, va, žinai. Teoriškai, jo, jau, tipo, tu sugadinai, tipo, okei. Aš manau, kad taip nutiks. Bet jis Arba jau jį- nustojo kalbėti apie tą win wrestling shit. Nu, čia bus karma. Vadinasi karma, toks dalykas. Aš manau, jis gaus dozę karmos už tokį veikėją, nes mums reikia to tokio tikrai pasipriešinimo, pavadinkim taip, ir tą rolių pakeitimo. Aš minėjau, kad tai tikriausiai nutiks. Tu irgi buvai kažkada minėjęs, kad bus Cody Landeris, bet na, aš manau, dabar kas vyksta tarp jų yra toks, jo, rolių apsikeitimas, bet charakteriai lieka tie patys, žinai. Bet sakau, aš manau, kaip ir minėjau, Rausas laimės, bet per tuos tokius kraštutinumus. Mhm. Nu, aš kaip ir galvoju, kad Cena vis tiek liks su titulu iki metų galo, bet kad ir aš tikiuosi, kad jie pakeis tą tipo, metų galo jo gynimą, kad nebūtų Saturday Night Main Event'e. Bet who the fuck knows at this point. Nes SummerSlamas dažniausiai būna plot twistas ant plot twisto, tai čia yra sunkus nuspėjamas dalykas. Pagrindė. Bet sakau, bendras vaizdas SummerSlamo, ką mes turim, tai tokį, kur gerai, tai buvo toks kalniukas, žinai, mes turėsim kalniuką kovų, kurios ganėtinai turi tokį aiškumą, kas vyks. Jau taip pat, mums aišku, žinai, kad tik, nu, taip, kur tu nebereikia. Ne, kai kur jo, bet kai kur labai ne. Ja, bet sakau, man yra tokių, kad yra aiškumų. Gali ant aiškiausio mečo, tipo, ateiti turn heel on someone ir tipo, okay, what the fuck, ir čia naujas beefas dabar ateinančius pusę metų. Nes, nu, gerai, paimam taip. Tiffen, nu, tipo, grįžtam nuo galo, ne? Gerai, turim Reinsą, Uso kovą. Tai jeigu propis, nieks neišlošia. Čia nieks neišlošia, žinai, kas propis ar kas laimė, nieks neišlošia. Siko Fatu. Karočią, propis, neprapis, įsipisinės vienas iš kito visien. Lyra, čia į paskutinis šansas, žinai, tipo, būti relevant. Toliau Rakelė ir, nu, tipo, tas taktymas panų. Irgi. Čia irgi jokio skirtumo, ar Vinas ar Lūsas. Ja, bildas į ateitį pagrindinę.
Jie bildas į ateitį. AJ ir Dominikas, čia jau tiesiog retirement home fightas, nothing else. Ortonas, Rolas, McIntyre'as ir Polas, tai toks pinigai, reklama tokia, žinai. Punkas ir Gunters, tiesiog legacy kova. Realiai, tiesiog legacy. Once in a lifetime. Tada Woman Triple Threatas, tai... sakau, yra tiesiog, kad būtų. Yra kad tiesiog, kad būtų. Tada Tiffy ir Jade. Yra tiesiog, kad būtų. Ir Cena su Rhodesu čia jau toks, žinai, kur... Rolio apsikeitimas. Tiesiog karma. Pavadinkim, tai bus karma. Aš jaučiu, kad čia bus toks, žinai, kur... Tipo, yra, kad zaibės ir yra, kur reikia, žinai, pradėti rašyti literatūrinį rašinį jau, tipo, apie tą kovą. Bet manau, jo, tipo, bendram vaizde aš įvertinčiau kažkas 7, žinai, 6,5. Žinai, kad, tipo... neturi tokio wow, hyped up vibe. Ten šitas labiau investicinis į ateitį. Jis labiau, šitas SummerSlamas yra toks, kad investuoja į ateitį, žinai. Nu, bet kas ten žino, visko būna. Visko būna. Netikėtų šūdų paims, by the way, bus 28 dieną čia, po 4 dienų tas naujas WWE laida Unreal, taip ar kažkas. Jo, Unreal reikės pasižiūrėti. Man bus įdomu. Backstage'us rodys, tai ten žinau, bus pažiūrėti. Tai buvo teaserį numetė, tai teaserį buvo apie Speedo tiesiog išėjimą, kurį ir taip jie rodė, tai like, bro, what the fuck was that? Ne, čia yra gerai, tipo, mes žinosim, kaip jie atrenka. Tipo, dėl Unreal'o. Kur, žinai, kame geriausia, mes, tipo, tarkim, per Unreal'o galėsim, tipo, gal labai daug atsakyti tos klausimus, žinai, ką mes, tarkim, klausinėm labai kaip imtinių, tokia, kaip ir sorto fanai, kur, žinai, tipo, okei, žinai, štai. Ir viskas. Bet, nu ką, šiandienai gal jau... Jo, kol kas jo, tik tiek, aš irgi mąstau taip. Reikia irgi mums atsisveikinti. Temų daug apkalbėjom, tai dikšinų biškį padarėm. Sugrįžom, dar bus su Dosiku mano su imtynių istorijom. Ir bent jau 2 temos yra. Ai, va, tušiknis. Tušiknis, aš to atsakysiu taip. Dėl ko? Atsidariau aš tavo video, pasižiūrėt, kaip tai padarai. Tai va, kol kas Gizmo va čia bėgausi savo kompiuteriu. Judėk! Ne, žinai, tikrai... Aš padariau AI generated art. Ne, čia faktas, bet aš toks, nu, faina, kad tu mane koliautini, bitch, you will get some too. Bet anyways, aš irgi turiu vieną projektėlį, tipo, man patiko tavo ta idėja, tai aš pagalvojau, kažką panašaus pasuksiu. Ne, feedbackas labai geras, nes mūsų podcastas pagrindė klausosi tik tai community nariai, kuriem įdomu paklausyti, ką mes plėtkam. Jo, ką mes plėtkam, čia faktas. Bet grįžtant... Trumpesni istoriniai vidosai vis tiek įdomesni. Jo, bet jo, istoriniai vidosai tikrai įdomesni, čia faktas. Tai vat, okei. Tai mes apšnekėjom, aptarėm, Hebra, aišku, pakomentuokit ir jūs, kas jums bus įdomu. Šiandien mes turim trečiadienis, ne? Ketvirtadienis. Oh, fuck, man, okei. Tai tikėtinai, jeigu viskas gerai, tai jūs šitą epizodą matys penktadienį. Man po valandos pas daktarus. Ja, Aivarai po valandos pas daktarus, tai turbūt jau rytojam dadukas bus išgydytas. Tai, okei. Dar sakai, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad sekat. Pakomentuokit, kas jums patinka, ko jūs norėtumėte išgirsti iš mūsų daugiau. Tiek iš manęs, tiek iš Aivaro. Ir jo, tai lemia žodis tau. Tu dabar pereik, jau dabar tu sakyk, žinai, vietoj manęs. Jo, tai ačiū už peržiūras, ačiū, kad žiūrit, ačiū komentuojat, jau jisai man viską kaip ir pasakė. Davai, karoči. Iki. Sėdžiams.